Darbas su tridaliu klevu – technologija pagal Grigorijaus Grabovojaus mokymus. Šiam augalui atitinkantis skaičių serijų valdymas grindžiamas optinių srautų valdymu per savo sąmonę. Pagrindinė skaičių seka koncentracijai 5, 9, 4, 7, 1, 8, 3, 1, 6, 7, 4, 8, 5, 4, 9. Savo sąmonėje reikia nubrėžti 3 šviesias linijas iš klevo informacijos, einančios iš viršaus į apačią. Spalvų seka yra labai griežta – šviesiai mėlyna, sidabrinė ir beveik balta. Šiuose suformuotose šviesos srautuose dirbame vienu metu turėdami omenyje šiuos 5 valdymo tikslus: visuotinas nemirtingumas, visuotinas prisikėlimas, visuotinas atjaunėjimo procesas, visuotinas kūno atkūrimas, visuotinas amžino sveiko ir harmoningo gyvenimo metodas. Tęsime atjaunėjimo metodą, kuris būtų toks. Norint įgyvendinti konkrečią atjaunėjimo užduotį minėtoje struktūroje, naudojama speciali skaitmeninė seka 4, 9, 8, 7, 4, 2, 8, 4, 9, 3, 7, 1. Šios sekos valdymas apima 3 informacijos etapus. Norint įgyvendinti konkrečią atjaunėjimo užduotį minėtoje struktūroje, naudojama speciali skaitmeninė seka 4, 9, 8, 7, 4, 2, 8, 4, 9, 3, 7, 1. Atjaunėjimo struktūros suvokimas grindžiamas kaip grįžimas prie amžinosios normos. Veiksmų sekos kūrimas sąmonėje, šviesos srautų ir skaičių laikymas. Tiesioginė koncentracija į skaičius 4, 9, 8, 7, 4, 2, 8, 4, 9, 3, 7, 1 besileidžiančiuose spinduliuose mėlyna, sidabrinė ir balta. Praktikos esmė – suvokti atjaunėjimo skaičių seką kaip šviesos srauto dalį. Mūsų sąmonė, būdama 3 dalių klevo sukurtoje šviesos erdvėje ir užfiksuota skaičių eilutės erdvėje 4, 9, 8, 7, 4, 2, 8, 4, 9, 3, 7, 1. Šis derinys leidžia mums panaudoti gamtos išteklių amžiną reprodukciją. Tai yra per augalo informaciją biologiniam atsinaujinimui ir žmogaus fizinio kūno atkūrimui į amžiną normalią būseną. Iš knygos Skaičių koncentracija į augalus autorius Grigorij Grabovoj.